Vargšė mano sesutė. Tikiuosi, tu jai pasakei viską, kaip iš tikrųjų yra. Milda, aš pasakiau jai tai, ką reikėjo pasakyti. Bet gal dar ne viskas prarasta. Milda. Atsiprašau. Aš tikiu, kad tu padarysi viską, kas nuo tavęs priklauso. Arvydai, tu sakei, kad Silviją reikės dar kartą operuoti. O gal mums pasikviesti Sivą Gasnerį? Styvą? Aš jam paskambinčiau, jis tuoj pat atvažiuotų. Mūsų daktarai neblogesni. Ar ne, Izidoriau? Bet mane kažkodėl tu siuntėjai į Ameriką. Aš kalbu apie specialistus, o ne apie sąlygas ir įrangą, su kuria jie dirba. Styvas nesiveš operacinės čia į Lietuvą. Jis tave kviečia į Ameriką? O iš kur tu žinai? Emilija sakė. Tai buvo tik pakvietimas. Jisgi žino, kad aš dabar niekur negaliu važiuoti. Jisai pradėjo čiupti pirštą. Kas, Stivas Gasneris? Ne, Izidoriukas. Tai labai žalingas įprotis. Padėk jam įveikti šitą pirmąjį barjerą. Nurimk, Kenytė, nusiremink. Ten dabar šalygas. Tadas. Prisimink, ką sakė Badė. Viskas bus gerai, jį pasveiks. Dieve, kad tai būtų. Robertai, juk sprogimas įvyko Silvijai darant tavo namų duris. O kas tai padarė, kodėl? Nežinau, aš pats laužau galvą ir negaliu sakyti šitą. Bet juk Silvija ten ėjo atsitiktinai. Vadinasi, kažkas norėjo tave susprogdinti už ką? Kenytė, per mažas mano nuodėmės, kad šitokiu būdu galėtų man kažkas nors keršyti. Gal tai koks maniakas, sprogdintojas. Ar supainė adresus. Robertai, aš dabar pagalvojau, gal mums nereikėjo vėl susitikti. Tada Silvijos gyvybė nebūtų kabojusi ant plauko. Gal nereikia taip galvoti, nereikia. Bet tai tiesa. Aš ją visą laiką saugojau. Slėpiau nuo tavęs. Kai vaiką ištinka nelaimė, didžiausia tėvų kvailystė yra ta, kad jie pradeda kaltinti vienas kitą dėl to. Bet ji labai abu mus myli. Ypač tave. Todėl ir važinėjo susitikinėti su tavimi. Na, žinoma, ji norėjo, kad mes visą laiką kartu gyventume. Iš tiesų keista, kad mes šitiek metų vienas kitą šardomės. Robertai, aš kažkada tave taip mylėjau. Bet slėpiau tai, kad neimtų iš manęs šaipytis. Ar pagailėtis pamestos mergos. Tokie iš tokių namų. Vienturtis sūnelis. Penketukininkas. O kasgi aš? Iš kaimo.
merga su vaiku. O tu paklausėjai savo tėvų. Aš paskambinsiu ligoninę. Sveikoj galvoj netilpa. Darai duris, o čia tas taiga bombas sprogsta. Nei tu žinai, kas sprogdino, nei už ką. Ir ko Silvijai pas tą žmogų reikėjo? Tadas nervinosi vietos savo nerasdamas. O jis bėgo ir bėgo, kol nelaimės neprisišaukė. Bet kas bombos nepadės. Čia reikia kažkokius mokslus baigti. Reikia žinot, kaip tą mechanizmą pagaminti, kokį laidą prijungti. Kaip užmaskuoti, kad niekas neįtartų, niekas nesužinotų. Būti banditu didelio mokslo nereikia. Viens kitą pamoko ir gana. Kol jų visų neišgaudys, tai šitaip tęsis ir tęsis. Taigi, kad pagavo ir taip pat atgal vėl paleidžia, kaip toj pasakoj, be galo. O, Ramūnė, Šelius ateina, tu žiūrėk, tu jai nieko neprasitarko, tai čia išnešios po visą kaimą. Sveiki, gyvi! Tai ką, anūką sergėjat? Taigi, žiūrim, kad varnas nenuneš. Nu tai kad per didelis gi varnoms. Va, čia, imk, mūsiškio nėra rajoninio. Sako, vagys taip visą spaustuvę išvarino, kad nors šokius kelk. Oi, baisu, kas dabar darosi aplinkui. Žmogus tik sakau, mestum viską, susiimtum už galvos ir bėgtum, kur akis mato. Na, ne, kad sako, ir kitur dar blogiau sako. Oi, tu žinai, Lionginai, aš noriu atsiprašyti tavęs už tai, kad aš tada taip iš jūsų giminės pasidyvijau. Pats viešpats Dievas plaka jūsų giminę jau ne kitaip. Klausyk, o dar nepranešė, ar Silvija išgyvens? Aš kur tu žinai? Tu manęs klausi. Nu, taigi visuose kiemuose jau šneka. Buivydienės Vaciukas kaip tik tai gyvena prieš tą namą, kur sprogo bomba. Tai va jau jis tai tikrai viską matė ir tikrai viską gerai žino. Tai va tam name gyvena jūsų Silvijos tėvas, sako, jau labai bagotas ponas. Ir Silvija labai dažnai pas jį ateidavo. Tai va, kai sprogo ta bomba, tai už kelių minučių ir atvažiavo Janina ir tas ponas, nu, Silvijos tėvas. Tai sakė, oi viešpatie, kas ten dėjosi, sakė, kiek ašarų Janina išliejo, Dieve, sakau. Oi. O ką sakė specialistai? Stebėjosi, kad darbuotosi su tokiu silpnu užtaisu. Paprastai tokiems objektams naudojami žymiai galingesni. Tai gal čia piemenų darbas? Gal ir piemenų, Valeslavai. Tik piemenys nebe tie, kurie Veronikos klėtės duris smala tepliuodavo. Kaip Šepučio reikalai? Na, kalbėjau. Bet nežinau, ar greitų laikų kas nors paaiškės. Jis ne tik prieš mus nusidėjęs. Paskui jį velkasi kelios nešvarios uodegos. Taip, Robertai. Tegul nukerta jas. Sumokėk, kiek paprašys. Besivilkančios uodegos brangiai nekainuoja. Man reikalingas Šeputis. Aš neturiu laiko laukti. Aš pavargau, Boleslavai.
Robertai, kas tau bloga? Nieko. Praeis. Gal tau greitai iškviesti? Tu važiuok. Važiuok, kur tau liepiau. Labadiena, ponia Monika. Ponas Boleslavas, koks malonus siurprizas. Ką jūs sakot, o jūs žavinga kaip visada. Oi, jis toks galantiškas, kaip koks viduramžių riteris. Deja, bet ietis nebe tos. Neveidmainiaukite, ponia Boleslavai. Vyrai tokio amžiaus kaip jūs patys pavojingiausi. Kaip matot, ponia Monika, prieš jūsų tvirtovę aš esu bejėgis. Labai gaila, bet turbūt ir šį kartą jūs atėjote pas mano vyro, ne pas mane. Deja, tokia niūri kasdienybė, ponia Monika. Praeikite į ten. Tai jūs, ponia Boleslavai, prisėskite, aš to jau baigsiu. Vaistinėse padaromi didžiausi pasaulyje atradimai. Čia gimsta ir miršta tauriausių žmonijos idėjos. Vaistininkui turėtų būti sukurtas didingas paminklas. Jūs įsivaizduojate, kaip jis turėtų atrodyti? Aš ne. Todėl, kad tokio paminklo sukurti neįmanoma. Ir logika čia labai paprasta. Todėl, kad paminklus kūrė žmonės, o vaistininkas gamtos tvarinys. Kokį čia mums bezdalą užtaisiai? Fu, kaip grubu, ponia Boleslavai. Apgaut mus norėjai, ką? Sakei, kad viskas šitame kvartale išlėks į orą, o iš tikrųjų tik tai keli katinio drįstelėjimai. Ką? Atsargiai, ponia Boleslavai, suplėšysit halatą. Aš ne halatą. Aš tave sudraskysiu į gabalus ir tai bus pats geriausias tau paminklas. Pats geriausias ir naudingiausias daiktas nevykėlių rankose gali tapti niekalu, ponia Boleslavai. Dovana atitiko jų skonį. Ir aš nekaltas, kad jūsų berniukai nesugebėjo ją tinkamai įteikti. Esu įsitikinęs, ji buvo palikta ne vietoje. Ką? Bandysite dar kartą, ponia Boleslavai? Ponia Boleslavai, daiktus reikia vadinti tikrais vardais. Ne mano dovanos niekam tikusios, o jūsų berniukai, kurie nemoka su jumis tinkamai elgtis. Tai tu nori, kad mes ten įrengtume bandymų poligoną. Ir kad mano berniukai kasdien sprogdintų po tą tavo sumautą užtaisą. Tai užsakysite prekę dar kartą? Lašų. Monika, lašų ponai Boleslavai. Kokių? Kaip visada. Šitie? Dėkuoju.
Pone Liubinai? Čia jo gaila. Ar nenorėtumėt susitikti? Pakalbėjai. Tvarka kaip bažnyčia. Mai, ką jisai čiulbėjo, ką? Kaip aukštelis narveliai. Aš jam taip ir taip sakau. Gal prisimint poną Startį, kuris savo tarnybinį pažymėjimą padėjot? O jis man sako, aš savo kišenį turiu, sakau, tai gal jūs suklydot, ponas Startį? Rūpušė, tai gal tu netam paskambinai arba numerį netą sujungi? Tada aš jam sakau, jeigu taip, tai atleiskit, ponas Startį, aš jums jokių pretenzijų neturiu. O jis kaip pradės šaukti, kur jūs skubat? Nu, susitarėm, susitik šį vakarą pas mane. Bet kiek jam tas kainuos, tu pasakėjai, ar ne? Ne, apie kainą užmiršau. Kvailys, tik mažiausiai reikia 100 000 baksų užsiprašyti. Kazimierai, tas pažymėjimas daug brangesnis. Tai, dabar paklausykit, ką aš jums pasakysiu. Jūs naivus kaip kūdikiai. Manot, jis vienas atvažiuos. Atsiveš plačiakampius skustagalvius berniukus ir mus taip sukuls, kad iki gyvenimo pabaigos kalų nesurinksim. tu čia apie ką? Apie ožką savo ar apie mus? Paminėsit mano žodžius. Atsigerkime, penelio Kazimierai. Kas gali žinoti, gal daugiau nebeteks. Geras pienas. Negi, iš tikrųjų tu jų taip bijai, a? Bijau, Kazimierai. Baltų miškų nebijojau, o šito bijau. Žvėris žmogų puola tik tada, kai jam reikia apsiginti. O žmogus žmogų bet kada. Nebežinau, katro saugotis. Kiek sakiau, varkyti. Tai ko stovit? Apsirenkit, pasiimkite instrumentus ir eikit ant pirmo. Vienas į vieną namelio pusę, kitas į kitą. Krūvai nedirbkit, nes taip mūsų daugiau atrodys. Jeigu kas, į pagalbą neskubėkit. Vis tiek nieko nepadėsit. Vienas atkentėsiu.
Ieškau Jogailos geležinkeliečio. Kur rast Jogailą? Dėkui. Labą dieną. Labą dieną. Maloniai, prašom. Ponas Jogaila? O, jeigu neklystu, ponas Liubinas, mes su jumis kalbėjomės telefonu. Taip. Po to, kai jūs mane apiplėšėt ir atėmėt tarnybinį pažymėjimą. Drįstu paprieštarauti. Nei vieno, nei antro aš nedariau. Aš tik buvau įgaliotas paskambinti jums ir grąžinti pažymėjimą. Prašom. Na kągi, tai jūs savo užduotį beveik įvykdėt. Belieka antroji dalis, malonėkit grąžinti pažymėjimą. Matote, ponė Liubinai, kaip sakydavo mano amžinatilsį senelis, ilgus metus kalintas už nepaklusnumą valdžiai. Už padarytas gyvenime klaidas tenka brangiai mokėti. Kaip matau, tamsta iš savo senelio nelabai pasimokėte. Deja, taip. Aš iš tiesų nebuvau gabus mokinys. Senelis man taip tiesiai ir sakydavo, Jogaila, tu niekados nebūtum išradęs dviračių. Tačiau šį kartą už padarytą klaidą turėsit mokėti. Jūs, o ne aš. Matot, aš nebeturiu jokio noro klausytis jūsų kvailų kalbų. Kiek jūs norite? Paleiskit šeputį. Ką tokį? Kodėl jį? Tai per didelė kaina. Ponas Liubinai, aš neįpareigotas su jumis dėrėtis. Aš įpareigotas pasakyti kainą. O kas jūs įpareigojo? Aš norėčiau žinoti. Jūs sužinosite tuo atveju, jeigu šeputys neišeis į laisvę. Aš pagalvosiu. Mane jūs čia visada surasit. Viso geriausio.
Priemestinis bus po pusvalandžio. Aš jį iš karto pažinau. Klausia, kur galėčiau matyti poną Jogailą. Aš jam sakau, eikite į trobelę, jeigu neišvažiavęs į miestą pas valdžią. O pačiam kaip drambliui galvoju, kad tik neiškristų. Kiek sudėrėjo? Kiek sudėrėjai? Milijoną. Šeputis, su daiktais. Tai ką visą tai reiškia? Tu gali man paaiškinti? Galiu. Tai aiškink. Aiškink. Šefas nepasirašė kaltinimo. Bet paimdamas pinigus, tu sakei, kad viskas tvarkoj? Taip. Man taip atrodė. Paskui pasirodė, kad trūksta medžiagos. Įrodymų. Kokių įrodymų? Kokių įrodymų? Kiekvienas Šepučio pažįstamas tau gali pasakyti, kad jis jau porą metų vaikšto laisvėje avansų, o tau trūksta įrodymų. Matai, atsirado liudininkas, kuris paneigė Šepučio kaltinimą, prisidėjęs prie daktaro Čiaupos nunuodijimo. Man nusišvilpti visus liudininkus. Aš tau moku pinigus už darbą ir tu tą darbą privalai atlikti be priekaištų. Aš stengiausi. Dariau, kas įmanoma. Ar Šeputis jūsų kontorai užtarėjų neturi? Gal ir turi. Jūs man neturit? Iš tavęs naudos, kaip iš ožio pieno. Sužinok, kas Šepučio angelas sargas. Ir būtų gerai, kad tai padarytum kaip galima greičiau. Gerai.
atsiprašau. Atleiskite. Aš to jums padėsiu. Ačiū. Sveiki. Labas. Ar atsitiko kas, Boleslavai? Aš padariau viską, kaip liepiai. Ką tu padarei, Boleslavai? Šeputis jau laisvėje. Taip. Bet tai kainavo krūvą pinigų. Bala nematė, nu. Ačiū tau, Boleslavai. Bet aš nesuprantu, kodėl tu visą tai darai. Aš tau kada nors papasakosiu. O dabar užsiimk firmos reikalais. Aš tave susirasiu. Bet tai kainavo. Kiek? 10. Sudė. Dėkoju. Visą gerą. Tai kelinta tėvuk medžio šaka Lionginas jaunesnysis. Kad nebežinau. Kažkada su Ramute bandėm skaičiuoti, bet taip ir nebaigėm. Susipainiojom. Abu jie. Ir jis, ir Mildos Izidorius. Pačias viršūnėlės. Iš tiesų, jie vos ne tą pačią dieną gimė. Mano 5 dienom anksčiau. Tu dievuliau. Matai, kaip gaunasi Lionginai jaunesnysis. Dar nelabai suvoki, kur atsiradai, o pasirodo jau 5 dienom esi už kažką vyresnis. Mudviem laikas valgyti jau. Einam. Įsižeidė. Nepatinka. Niekas tėvai nenori senesnį šitame pasaulyje būti. Tai ką manai toliau veikti, Antanai? Dar nežinau, negalvojau, tėvai. Noriu pailsėti, su vaikais pabūt, pamastyti, pagalvoti. Reikia kažko užsiimti. Galėtum vėl grįžti dirbti pagal senąją specialybę. Dėstytoju? O ko bloga profesija? Aukštosios mokyklos dėstytojas, docentas, elektronikos specialistas. Tiesa, mašinomis netokiamis, kaip dabar važinėjai, bet už tai galva ramiai buvo. Nereikėjo baimintis ir į šalis dairytis. Tėvai, ar tu žinai, kokia šiais laikais docento alga? 380 litų į rankas. Tu man pasakyk, kaip aš gaudamas tokius pinigus išlaikysiu žmoną, 4 vaikus, šitokį namą ir jums visiems padėsiu. Nu taip, kas tiesa, tas tiesa. Dabar visų žmonių bėda yra. Ta, kad niekas pagal specialybę dirbti nenori. Visi tik tai skuba, bėga, kuo greičiau pinigą uždirbti. O greitas pinigas, tai tik tai greitą bėdą prisišaukia. Gal tu ir teisus, tėvai, bet man dabar belieka kaip tai voveriai, iššokusi besisukantį ratą. Belieka tik bėgt pirmin, bėgt. Bėgt, kol jėgų užteks. O aš, Antanai, aš vaikų neturėjau. Krūvos vaikų neturėjau. Katrą iš jūsų, kaip tu sakai, pliką paleidau. Tu vėlgi teisus, tėvai, tu iš tiesų kaip Jėzus Kristus. Sugebėjai mus vieną duonos riekę visus išmaitinti. Bet, tėvai, pripažink, kad kainos ir pragyvenimas tavo laikais žymiai pigesnis buvo. Taip, tas tiesa, o va jūsų savo vaikų to paties išmokyti nesugebėjau. Aš dažnai pamastau, Antanai,
Ar vertėjo iš viso kuriam nors iš jūsų žemę palikti? Tu nepyk Antanai, bet kartais širdį taip sugelia. Mes tėvai tau dėl to nepriekaištauja. Priekaištaut nepriekaištaujat. Tik svetimesni pasidarėt. Dėduk! Janina skambino. Liepė Silviją į kunigą atvežt. Eime, Mykolai. Pasakyk mamai sudie. Aš kartojau ir kartosiu. Negali būti tokios neteisybės, kad tėvai savo vaikus laidotų. Už ką Janytę taip Dievas nubaudė? Niekam nieko blogo nepadarė. Dabar tokį skausmą turi kentėti. Ir vaikelis. Našlaitėlis liko. Kaip jis dabar gyvens be motinas? Kas jo laukia? Tai mūsų visų skausmas. Ir nežinia, kiek turės praeiti laiko, kol jis išnyks. Niekada. Niekada, Rapolai, jis neišnyks. Esame ir liksime juo paženklinti lygi savo gyvenimo pabaigos. Laiškininkė Feliausė ateina. Eime, Rapolai, kur nors toliau nuo jos. Aš neturiu nei sveikatos, nei noro jos kalbų klausytis. Ramutė, tu su ją pasišnekėk ten. Eime, Lena. Eime. Ramutė, tai ko vyrus paleidai? Aš naujienų turiu. Aš, Lionginai, atvažiavau pas tave pasikalbėti apie Vytautą. Apie kokį Vytautą? Kaip apie kokį Vytautą? Apie mūdviejų brolį. Tiksliau, apie jį ir Saulių. Ar kas atsitiko? Ne, Lionginai, nieko neatsitiko. Tai prieš porą dienų buvo pas mane atvažiavęs Vytautas. Pasirodo, kad Angelė gimdė jo ligoninį. Šitą žinau. Jisai ir Saulių tenai buvo sutikęs. Tu kalbėk, aš klausausi. Ir aš, Lionginai, ir tu, ir Vytautas su Dievo malone pragyvenom ilgą gyvenimą. Ir jau nebe už didelių kalnų tą dieną, kai būsim pašaukti palikti šį pasaulį. Ar ne metas Sauliui pasakyti visą teisybę, Lionginai? Jo labiau ir laikai pasikeitė, lyg ir baimintis nėra ko. Taigi, jeigu tai būtų susijęs su manimi, tavimi, Vytautu ir Sauliumi. O čia visa giminė žino. Kaip mes jiems išaiškinsim, kaip iš tikrųjų buvo.
Sveika, Akvilė. Buvau prie plaukiančios salos. Gulbės maitinau. Kažkaip antrą dieną gulbinas nepasirodo. Aną savaitę mačiau dar skraidę. O gulbiukai visi? Visi 4. Tai mes jau eisim, Akvilė, sudė. Sudė, Tadai. Užeikit kada į svečius. Abudu su Mykolu. Gerai. Tai kas yra?
Nieko. Aš esu tokia kvaila. Aš taip vis kažko laukiu, tikėjausi. Bet aš juos mačiau. Jie labai laimingi. Ir tu būsi laiminga. Tu turi sūnų Darių. Aš tau padėsiu. Gerasis mano Stasy. O gal tau reikėtų pradėti dirbti? Ne, tu tik negalvo, kad dėl manęs aš pinigų turiu. Pas mane tu gali gyventi nors 100 metų. Gal tau pačiai būtų smagiau. Greičiau viską pamirštam. Aš apie tai jau galvojau, Stasy. Žinai, Janina atidaro Didžiojo kryžkelėje karčimą. Aš su ją apie tave jau kalbėjau. Tu galvoji, kad aš galėčiau dirbti Šimkošką? Išgerkim už laimingus žmonės.